Tobulėjimų ribų ir iš tikrųjų daug. Čia senas stereotipas, kaip kalbėjom, kad paleidi ir užauksi ir viskas bus paprastai, tai tikrai ne. Iš tikrųjų daug darbo ir mėsinių galvijų ūkyje. Šie metai visai neblogi, pašarų daug. Derliai atrodo geri, kukurūzai auga, grūdai auga, tai iš tikrųjų šie metai turbūt bus neblogi. Pašarų atžvilgių. Padarėm kooperatyvą su mama ir, kaip sako, auginam ir toliau išpjaustom, brandinam ir tiekiam klientams ekologišką jautieną. Kol kas dar pradžia, tai dabar priklauso nuo sezoniškumo, nuo prekybos, tai taip, nuo 6 iki 8 bulių. Pradžioj buvo mažiau, ten iki 4 bulių į mėnesį, o dabar jau po truputėlį didėja, tai nuo rudens turbūt dar padidės, atsirado poreikis daugiau į darželius tiekti ekologišką jautieną. Ūkis yra ekologinis, sertifikuotas ir cechas taip pat yra ekologinis, sertifikuotas ir visos prekės, kurios yra ekologiškai sertifikuotas, yra žymimos ekologiškų ženklų. Gaminam nemažai pusgaminių. Vienas pagrindinių turbūt būtų gal ekologiški koldūnai su ekologiška jautiena. Toliau gaminam ir šnicelius darom, ir liulio kebabus darom, čeburėkus darom, kurie labai populiarūs. Dar visokius darom meatballs, mėsos rutuliukus. Tai turbūt iš tų pusgaminių būtų tiek. Dar toliau vytinam jautieną. Gamina dar dešrų įvairiausių, ir vytintų, ir žalių. Tai turim asortimentą iš tikrųjų nemažą. Ūkyje auginam. Jeigu turim, kaip sako, užauginę tą kiekį pas save, mama perka iš mūsų. Jeigu pritrūkstam, perkam iš kitų ekologinių ūkių. Ir tada vežam į skerdyklą. Ten paskerdžiam, mums atveža ketvirčiais. Mes tada kabinam brandinimo kamerą, išbrandinam. Brandinam apie 2-3 savaitės, tada ir ruošiami visi gaminiai, kas mėsos kepsniam, kas kumpiam, kas gaminiam, kas į darželius, ir taip ir sutvarkom, paruošiam ir taip ciklas ir tęsis. Turim dabar jau 3 parduotuvės savo, turim Telšiuose vieną parduotuvę, Kaune ir Mažeikiuos. Tai ateityje planuojam plėsti, žiūrėsim palei situaciją. Turim dar keletą partnerių, kurie prekiauja ir Vilniuje, ir Šiauliuose, ir Klaipėdoje, ir Klaipėdoje turim, Gargžduose turim. Šiai dienai žemės ūkyje turi arba turėti kiekį, arba iš tikrųjų ir labai sudėtinga, ir žmonės samdyti, ir į techniką investuoti, ir galų gali pačiam uždirbti kažką.